Sveiki, Rokai. Sveiki. Sveikinu įsigijus naują automobilį. Nuo Subaru Impreza šokot ant Hyundai 20. Kas pastumėjo tokiam šuoliui? Techniniai nesklandumai ir naktis garaže. Daugiau negu važiavimas topose. Ar jau pripratote prie naujo automobilio? Užvest mokam. Tai va tik tiek. Nes neturėjom testų, neturėjom techninių galimybių atlikti testus. Tai dėl to, kad prieš 2 dienas tik tai gavom automobilį. Tai mūsų šios varžybos bus pirmas testas. Kaip važiuosite per trampliną? Mes važiuosim apskritai labai lėtai, tvarkingai ir užtikrintai, nes nežinom nei kaip važiuoti, nei kaip automobilis važiuoja. Ačiū, linkiu sėkmės. Dėkui. Sveiki, Martynai. Labai. Kaip sekėsi susirašyti trasą? Sunkiai. Ar bus naktinių greičio ruožų? Naktinio tikrai, nes nenusimato vakarinis toks. Miestinis vakarinis toks. Laukia ilgiausia trasa, ar nepavargsite naviguoti? Aišku, nelengvas iššūkis laukia pirmą kartą tokio ilgumo greičio ruožas. 18 su trupučiu kilometrų, tai bus tikrai ką veikti. Ačiū, linkiu sėkmės. Rokas Markovičius ir Martynas Masaitis, komanda Gorilla Burgers. Toks derinys, taip ir nesuprasit. Ar čia moterim, ar čia vyram, ar čia į burgerius ar kažką. Žinokit, turim nedaug laiko, bet istorija tada trumpai kažkaip. Tai jums čia nelabai sekėsi ir gavot pasiūlymą paskirti šitą Hyundai ir paėmėt. Spėjot pabandyt, įsijungėt, susidraugausit, ar jau kažkiek susidraugavot? Nu, tai kaip sakyt, geros pažinties, ten ant priekio parašyta moteris, tai kad kaip sakyt, pirmas kartas būtų geras. 44 numeris, Rokas Markovičius ir Martynas Masaitis. So next car up on the C-band. Sveikinu, Rokai, sėkmingai šiandien užbaigus vieną. Kaip jaučiatės po pirmų greičio ruožo? Labai įdomus jausmai, nes
bent jau šiek tiek supratau, ką reikia veikti su automobiliu. Važiavom nei per greitai, nei per lėtai, važiavom atsargiu režimu, nes tiesiog norisi pasiekti finišą ir nesudaužyti brangaus automobilio. Kaip važiuoja naujas automobilis? Važiuoja nuostabiai, visi posūkiai važiuoja taip, kaip aš noriu, kad jisai važiuotų, o praeitas mūsų automobilis važiuodavo ten, kur jisai nori. Ir gazo, ir galios, ir tiesiog visko trūkdavo, o šiam automobiliu visko yra 100 net per daug. Ar patiko miesto greičio ruožai? Labai patiko, tikrai ganėtinai sėkmingai, manau, įsivažiavom, nes vis tiek automobilį pirmą kartą rankose laikau, tai esam patenkinti taip, kaip suvažiavom. Ačiū, susitiksim rytoj. Dėkui. Tai sveikinu sėkmingai užbaigę šiandienos greičio ruožą. Ačiū. Kaip jaučiatės po pirmo greičio ruožo? Po pirmo ar po visos dienos? Po visos dienos. Oi, šiaip pavargęs ganėtinai. Buvo ką mokytis per naują, tai tikrai sunku. Kaip jums naujas automobilis? Ar buvo sunku naviguoti? Kadangi automobilis greitas, reikėjo prisitaikyti, reikėjo pačiam skubėti, matyti aplinką. Buvo ganėtinai sudėtinga, bet susitvarkiau su šitą užduotim. Ar patiko šuolis per tramplyną? Patiko. Supratau, ačiū, iki rytojus. Ačiū. Iki. Tais metais taip yra, nors daug suktuką reikia man pasidėti šitoj pusės. Tai sveiki, Notko. Labą dieną. Tai mes tie patys iš Gorilla Burgers komandos. O, sveikinu su nauja mašinytė Gorilla Burger. Ačiū. Kas atsitiko senai mašinai Subaru? Sugedo variklis. Ar šitai mašinai variklis nesuges? Manau, kad ne. A kas gali sugesti? Nežinau, žiūrėsim. Būna, žinai, sugenda padanga, bamperis, būna sugenda ir daugiau, radiatoriai. Nu, gal jau netai kalbėjo. Sakė, ten mes jie pagerinti, kurie nuo griuvių važiuoja, kas buvo mažykėse. Jo, iš griovį į griovį, žinai, tas yra toks pasakymas. Bet iš tikrųjų sveikinu jūsų su komanda, su tobulėjimu, su atsinaujinimu. Iš tikrųjų labai gražus automobilis, greitas. Tik tai reikia komandai stabilumo ir rodyti gerus rezultatus, ne? Taip. Tikrai taip. Sėkmės. Jum irgi. Tomai, tai kaip jums Rokiškio ralis? Lech. Like ir subscribe. Yes. Labas rytas, Rokai. Sveiki. Ar jaučiatės palsėję? Šiaip tai ganėtinai jo, miego visada nori, galėtų būti ir daugiau, bet čia viskas labai. Šiandien laukia net visi 10 greičio ruožų. Ar turite jau kokią strategiją? Ramiai ir užtikrintai, svarbiausia, o toliau bus kaip bus. Tau ačiū, sėkmės. Dar kartą, Rokai. Kaip jaučiatės po greičio ruožų? Viskas kaip ir gerai. Su automobiliu ne, bet gal bus gerai. O kas atsitiko automobiliai? Vakar pametėm atbulinį, šiandien pametėm 6 ir 5 bėgį. Ir kaip tai įvyko? Nežinau, negaliu atsakyti. Ar užteks kuro šiandienos raliui? Kuro užteks tikrai turim, bet ar bėgių užteks, čia kitas klausimas. Kaip važiuosite pro tramplyną? Manau, kad pasitarėm su kitais vairuotojais, kad
visiškai atleisti negalima, nes miksi žemyn, per greitai gali netilpti, tai bandysim į vidurį. Sėkmės. Labas rytas, Martynai. Ar užteko poilsio šiandienos ruožams? Pakankamai užteko. Dar daug tramplynų jūsų laukia? Dar nusimato ganėtinai vienas sudėtingas, vadinamas žalos tramplino, bet bandysim neperspausti, kad neprisidarytų bėdų. Kaip jums vakarykštė miesto trasa? Patiko. Tikėjausi blogiau, bet gavosi geriau. Supratau, sėkmės. Ačiū. Prieš kažką, kaip? Nebuvo atsiklaupęs, komukas dar. Gulėjau. Jau gulėjau? Gulėjau. Ką sprendžiat? Sakė, biškis sugėdau. Padarė. Atsitiko gyvenime. Ar vienodai irgi? Būna skirtingų irgi pačios naujas. Nes tos visus daveržiau, žinai, kuo daugiau. Iš reguliacijų. Tai daveržiau su patai paliko. Ne, nes nieko nebuvo, nes nieko Daug suktus reikia man pamatyti. Kiek turit laiko marčių? 15. Sveiki dar kartą, Martynai. Labą. Kaip jaučiatės? Neblogai. Kaip jums šuoliukai per tramplyną? Nu, kadangi dar patirties mažai, tai tas patiko. Kaip važiuosite per žalos tramplyną? Atsargiai. Supratau, sėkmės. Ačiū. Papasakokite, kaip sekėsi. Liko suvažiuoti kiek 5 dopus, ne? Bet liko mašinai 4 bėgiai tik tai. Tai iš viso praradom atbulinį, praradom 6, praradom 5. Tai dabar liko 1, 2, 3, 4. Dopai 5. Vienas dopas minus bėgis. Tai galim pritrūkti bėgiant paskutiniam. Tai pamatysim. Kaip jums šiandienos nuotaikos? Nuostabios. Kaip ir. Tai sveiki. Galiu šiek tiek pakalbinti? Galima. Tai ką pakeitėte automobilyje? Einam, parodysim. Gerai. Iš kurio iš pusės? Iš priekio. Keičiame pagrindinės dalis iš karto. Buvo atsisakė variklis mūsų. Tai galite parodyti žiūrovam. Turim naują širdelę. Taip. Ir gaila tik tais, kad pritrūko kaip studentam visą laiką paskutinės nakties, turėjom atlikti daug darbų. Šiek tiek širdelė dar neplaka maksimaliu ritmu, tai turim mažesnę galę, bet stengsimės rodyti gerą emociją žiūrovam, Rokiškio svečiam ir pasiekti finišą. O kaip pats trasos susirašinėjimas? Trasa turbūt viena iš sudėtingiausių. Vien kilometražas sako, kad ralis pats ilgiausias Lietuvoje. Tai tikrai bus sunkios 2 dienas ralio. Sakykime, kaip įpratę penktadienį pravažiuoti vieną greičio ar ten kelis ruožus, ten iki 10-20 km, bet šiandien jau turėsim beveik 50 km greičio ruožų. Tai ir miesto svečiams šiandien darys asfaltinis ruožas, tai manau, kad tikrai bus smagu. O kaip per tramplyną važiuosite? Aš manau, kad pirmą kartą visi važiuos lėčiau, nes pabaigti ralio pirmam greičio ruožė nesinori, o trečiam greičio ruožė jau manau, kad ten bus vaizdų tikrai nemažai. Ačiū ir linkiu sėkmės. Iki pasimatymo finiše.
teisybę pasakius? Truputį nepatogiai nusileidom. Per stipriai važiavot? Ne, gal ne per stipriai, bet tiesiog tas tramplinas toks labai status ir gal išsigandau truputį, kad ten jau neišimsiu posūkio, tai gal atsileidau kažkiek. Tai sekantį trampliną gal jau ramiau važiuosit? Žiūrėsim, sekantis patogus. Ačiū. Ačiū tau. Sveiki, Tomai. Sveiki. Kaip jums naujas automobilis? Daug naujų techninių dalykų ir šiaip tai įspūdingas. Kur buvo daugiau darbo prie Subaru Impreza ar Hyundai i20? Prie Subaru. Vienareikšmiškai. Kas kiek laiko keičiate padangas? Kaip pasako vairuotojas. Kaip jums šios dienos, ar buvo labai įtemptos? Buvo sunku, nes naujas automobilis, reikėjo persižiūrėti viską, dabar dar turim didesnių techninių bėdų su greičių dėže. Gal galite pasakyti, kas atsitiko? Spėju, kad antračiai, bet dabar iš vis likę tik tais pirmas ir antras bėgiai. Kai ekipažas pranešė, tai laukiam, o liko vienas greičio ruožas, kuris 5,5 beveik kilometrų miestinis. Nu, bandysim pasiekti finišą kažkaip. Ačiū. Prašau. Yra tos kaladokai, ir kaladokai kažkur yra, va, Maksimos maišė kiek. Sveikinu sėkmingai užbaigus ralių. Dėkui. Kaip emocijos? Gerai, viskas gerai. Tik automobilis palūžęs, bet šiaip gerai. Ne, automobilis sveikas, viskas gerai. Bet dėžė mūsų nuėjo, tai paskutinius 3 greičio ruožus važiavom tik tai su antru ir trečiu bėgiu. Kai yra 6 ir atbulinis. Tai Ar spėsite susitvarkyti automobilį iki sekančių varžybų? manau, kad tikrai taip. Kas buvo sunkiausia? Sunkiausia buvo suprasti, kaip vairuoti automobilį, paskui prasidėjo techniniai nesklandumai, tai iš pradžių dingo atbulinis bėgis, tada dingo 6, 5, 4, 1. Tai va turbūt šitas ir buvo sudėtingiausia, nes automobilį apskritai valdyti yra labai sunku, nes mes neturim dar labai daug patirties, automobilis labai galingas, tai ypatingai kai bėgių nėra, tikrai yra ką veikti. Tai sekančiose varžybose gal jau būsit labiau pažengę. Aš manau tikrai taip, jeigu tik tai technika leis, tai mes darysim viską, ką galim. Ačiū. Sveikinu sėkmingai užbaigus ralį. Kaip jaučiatės? Ačiū. Neblogai visai. Ar nepavargote naviguoti? Tas pavargimas toks buvo, žinoma, nes greitai reikėjo skaityti, neužbėgti, kad spėtų suvairuoti. Kur bus sekantis jūsų ralis? Berods Latvijai, Cesio sprinto etapas. Supratau, ačiū, susitiksim ten. Ačiū, iki. Trečią vietą užima pirmą kartą su šiuo automobiliu važiavę Rokas Markovičius ir Martynas Masaitis. Hyundai automobilis jam atneša trečią vietą. Rokas ir Martynas treti. Paulius Peniušis ir Kristupas Adinavičius, nesvarbu, kad jam prisirinko visokių baudos sekundžių ir minučių, užima antrą vietą. Tai kviečiam ir juos. Čia ateina trečia vieta. Vaidas su Kamilė tuo išvažiuos.
Kol kas Rokas ir Martynas pozuoja, čia jau lūkuriuoja Paulius ir Kristupas.